Taip, turbūt reikia pradėti visą istoriją nuo mokyklos metų. Aš baigiau 37 vidurinę mokyklą, dabar jos pavadinimo neatsimenu. Bet kažkaip tai buvo 37 vidurinė mokykla. Aš baigiau 9 klasės ir nusprendžiau, kad reikia keliauti toliau, turėti kažkokią tai specialybę. Mano tėvai irgi su manim sutiko. 1997 metais aš papuolu į 3 statybininkų mokyklą. Ten aš gaunu vidurinį išsilavinimą, o taip pat 3 specialybės ar 4, man atrodo, stalius, tinkuotojas, mūrininkas ir, man atrodo, dar kažkas tai buvo, jau, žinokit, neatsimenu. Šioj mokykloje aš praleidau 4 metus. Po mokyklos viskas eina sklandžiai ir aš patenku į kariuomenę. Ten tarnauju 1 metus ir grįžęs nežinau ką daryti. Pabandžiau nuvažiuoti pas tėvą į darbą, gal jie atgal priims mane dirbti pas juos. Dar pamiršau tokių niuansų, kad prieš visą tą kariuomenę man tekdavo dirbti ir su tėvu. O taip pat ir kai statybininkų mokykloje mes turėjome praeiti praktiką, tai aš galėjau pas tėvą ir dar buvo kita galimybė, kai aš dirbau Pašilaičiuose, kur buvo statomi nauji kotedžai. Apie jas va trumpa informacija. Viskas ir prasidėjo. Nežinau dabar, kuris paraliotas, man atrodo, štai tos durys iš kitos pusės irgi yra įėjimas. Tai vat tokie reikalai. Viskas keičiasi ir dabar atrodo, va šis pastatas iš viso labai kitaip. Dabar prie šašlų yra gera galimybė pasikalbėti apie pinigus. Ne, aš dabar nepasakosiu, kaip ten 16 metų aš pradėjau plauti mašinas kieme, ne. Mes imdavome porą kibirų su vandeniu ir paprasčiausiai plovėm mašinas, kad uždirbti kažkiek tai pinigėlių savo išlaidom, nes iš nieko negalėjom sulaukti. Tada apie praktiką, būtent čia, kur yra tie kotedžai, pirmas darbas reikėjo išpjauti durų angą. Nu, aišku, aš buvau pagalbinių, bet atsirado toksai darbelis, jį reikia atlikti ir, žinokite, statybose visi pabėgdavo paprasčiausiai kaip žiurkės, ne? Aš nedarysiu, vyrai po 40-50 metų, gal 55, tokie visi. Taip pasakykim, žodžiu, vyrai, ne? Ir aš energingas, jaunas, man viskas įdomu. Gaunu į savo rankas štai tokį įrankį, kampinį šlifuoklį, irgi va toksai va didelis. Aš labai jaunas, energingas. Sakau, aš tai padarysiu šitą darbą labai lengvai. Ir kaip vadinama yra durų anga, ta gelžbetoninė pirimička, reikėjo padidinti angą, nes ten neužtekdavo kažkur tai 3 ar net 5 comai. Vat su tokio įrankio ir aš atlikau pirmą tą darbą. Net neatsimenu, buvo kopėčio ar ne. Tik tai atsimenu, kad buvo akiniai ir viskas, net neatsimenu, ar buvo kepurė ar ne. Bet šis darbas buvo atliktas. Ir aš nuo to laiko supratau, kad kas ima iniciatyvą į savo rankas, visada pirmauja ir žino, kaip atlikti šį darbą gerai ir svarbiausia kokybiškai, pagal visus standartus. Šitą vietą labai pasikeitė, nes kai buvo statybos, kai vykdavo statyba, tai, žinokite, buvo viskas atvira, nebuvo tiek tų medžių ir šiai dienai praėjo kažkur tai 25 gal metai. Tais metais čia buvo gal 2000-ieji, man reikėjo perėti praktiką ir aš papuoliau šitą objektą. Šios namus statė, man atrodo, AB imsas. Tai tokie. O kad iš viso suprasti, kur mes esame, tai čia kiemi ir šalia mes turime tos kotedžus. Ir šiai dienai šitie kotedžai atrodo labai puikiai. O iš kitos pusės atrodo viskas taip, viskas žalia, mes nieko ir nematom. Judėkime toliau. Prasidėjo 2000-ieji metai ir aš iškeliauju į kariuomenę. Čia buvo 2000 arba 2001 metai, neesmė. Žinokite, ten praleidau 1 metus, vidaus sargyboje tarnyboje ir grįžtu, patenku į Rimi parduotuvę, nes iš viso darbo nebuvo, viskas tyliai, sklandžiai, ramiai, žodžiu, ir nežinia iš viso ką daryti.
nes statybininkų kaip ir aš nenorėjau būti ten tinkuoti sienas ar dirbti staliumi. Bet kai grįžtų po kariuomenės, žinokite, viskas, aš nežinau ką daryti, grįžtų pas tėvą į tą kompaniją ir prašau, kad gal duosite kažkokį tai darbą. Jie sako, kad ne, Ruslanai, nieko mes neturime. Ir už mano nugaros aš patenku į šitą rėmį. Man atrodo, čia buvo 2001 metai, dabar, aišku, galiu pamiluoti, bet kažkaip užneša visas gyvenimas, kažkur tai atsiranda kažko naujo ir aš kaip tik ir čia, šitoje vietoje. Tai prieš atidarimą reikėjo, čia buvo labai daug darbo, reikėjo sumontuoti visas lentynas, dėti prekes ant lentynų ir kažkiek tai laiko dar reikėjo dirbti. Dabar irgi nežinau, gal metai laiko, gal pusantrų praleidau šitoj parduotuvėj. O tada mane gyvenimas užmeta į kėbulo detalės. Mes trupučiuką gal pasišnekėkime apie šitą kompaniją, bet labai trumpai ir judėsime toliau. O būtent čia dabar buvusi Liudo Giros gatvė ir man teko čia dirbti garažuose. Yra tokia parduotuvė, UAB Autoradinys, man atrodo, ir iki šiol šita parduotuvė egzistuoja, net nežinau. Jie pardavinėja kėbulo detalės. Tai jeigu kam reikia, nežinau, jūs sudaužyti ant sparną, duris, kažkokią tai žibintą ir taip toliau, šitoj parduotuvėje viską galima nupirkti. Čia, žinok, ne reklama, paprasčiausiai aš kažkada tai čia dirbau, kiek pradirbau, dabar neatsimenu, gal metus laiko, gal 2, gal 3, žinokite, net dabar šiandien ir neatsakysiu. Dabar pasikartosiu dar kartą, kad šios gatvės pavadinimas buvo Liudo Giros, o šiai dienai, žinokite, Lionginio Baliukevičiaus Dzūko gatvė. Toksai ilgas pavadinimas. Siūlau keliauti toliau. Reikėtų paminėti tokį įvykį, nes buvo labai malonu. Kai aš pradėjau dirbti su tėvu, mes darėme medinės duris ir per mėnesį laiko aš uždirbau tiek pinigų, kad ir galėjau leisti savo nupirkti savo mamai kvepalų už 100 litų. Tai čia buvo labai dideli pinigai. O kaip toliau pradėjau dirbti pas tėvą prieš kariuomenę, ten buvo 99 metai, kiek aš atsimenu, ir aš per vasarą sutaupiau tiek pinigų, ta prasme uždirbau tiek pinigų, kad galėjau savo leisti nupirkti muzikinį centrą. Ne taip čia kažkokia tai paprasta, ne pigiausia ten, kad nupirkti, o ne, prabangiausia tais laikais, geriausia prekė, kurią galima buvo nupirkti iš lentynų, tai buvo 2 dalykai. Labai didelis muzikinis centras Aiva ir Sony. Tai mes su tėvu nuvažiuojam į turgų, nes tada galima buvo trupučiuką pigiau nupirkti, o kokybė ta pačia. Ir aš ateinu pas pardavėją ir klausiu, kiek kainuoja šits centras muzikinis, kiek kainuoja šits. Ir man patiko būtent Sony, jisai brangiausias ir aišku, čia ir matosi, kad yra kažkokie tai dizainerio sprendimai, nes išvaizda tikrai aukštam lygyje. Ir jisai man atsako, ar 1000 litų, arba 1800. Aš sakau, jo, aš gal tada pirksiu. Ir jisai toksai žiūri į mane, sako, ką tu pirksi? Gal tėvas tavo pirks, ką tu čia pasakoji man pasakas? Aš žinojau, kad kišenėje turiu pinigų ir aš tam ir atvažiavau, kad nupirkti, įsigyti muzikinį centrą. Ir jisai buvo nustebęs, nifiga taip negali būti. O iš išvaizdos man visada sakė, kad 18 metų man galima buvo duoti tik tai 14. O grįžęs namo aš pajungiau visą šitą techniką ir mano kaimynai susipažino su garsia muzika ir tais laikais jie žinojo, kokią muziką aš mėgstu. Nes vėliau su šiuo muzikiniu centru mes statybininkų mokykloje dar darėme diskoteką. Ir galima sakyti, kad to garso ir užtekdavo. Ant tiek buvo galingas šis muzikinis centras. 2004 metais atsiveria tokia galimybė važiuoti į Angliją, nes ten visos galimybės, aišku, galima uždirbti labai daug pinigų ir be abejo aš viską parduodu savo mašiną ir ten dar kažką tai dabar neatsimenu, žodžiu,
visko, ko neprireikė man, aš paprasčiausiai parduodu ir tiek. Ir tada mes su Kristina, dar jinai nebuvo mano žmona, nuvažiuojame į Angliją. Ir pagyvenęs pusę metų, žinokite, iš viso man nepatinka, man nepatiko, negalėčiau pasakyti, kad ten iš viso super komfortiškai galima uždirbti pinigų. Ta prasme, galima, aš sutinku, kad vis dėlto galima, bet toksai darbas man nepatinka. Kažkur tai laukuose ten dirbti arba važinėti per visą ten Angliją su mašina, iš viso ne mano stichija. Ir mes priėmėme tokį sprendimą, kad grįžtame namo. 2004 metai. Vėl tas direktorius tos kompanijos kviečia mane atgal dirbti su detalėmis, kėbulo detalėmis, bet aš pasakiau, kad aš norėjau ten gauti to laiku, man atrodo, 1500 arba 1800. Direktorius šios bendrovės atsisako mokėti tiek pinigų. Čia buvo ir logiška, ir gal paprasčiausiai netelpam į biudžetą, o šiaip dar buvo tų darbininkų, nes bendrovė kaip nemaža, vis tiek ten buvo tų darbuotojų 5 ar 6 ir jeigu būtų vienas kažkoks tai skirtinis, neleiskim, vienas gauna 1300, o čia iškart ateina gauna ten 1800. Iškart būtų labai daug klausimų. Tai vienas iš pirmųjų atsakymų ne. O atsiveria nauja galimybė, nes viskas kyla, statybose labai daug darbo ir aš patenku į perkūnkimį dirbti ant fasadų. O va šis rajonas, nuo kurio ir viskas prasidėjo. Čia, man atrodo, buvo 2004 metai. Bet siūlau paieškoti tą namą, kurį mes darėme. Nes pačioj pradžioj buvo statomas šis namas, o mes darėme, man atrodo, aną namą arba va šitą. Tuoj apeisim, pasižiūrėsim. Taip, tikrai taip, viskas prasidėjo čia. Būtent jau pradėjau, taip sakykime, profesionaliai dirbti statyboje. Būtent šitas namas, ant kiek aš atsimenu, tai šitas namas, nes pirmas buvo. Ir tada šalia, būtent čia ir mes dirbdavom. Man atrodo, tas paskutinis proliotas kartu su laiptinė. Dėl šito prolieto aš nežinau, nes atskiros brigados buvo ir visi skirtingai viską darė. Mūsų buvo tas iš to šono ir, man atrodo, ir už kampo. Ir mūsų darbai buvo ir už kampo. Dabar, žinokite, tiksliai neatsimenu, nes labai praėjo daug laiko, kiek čia, 21 metai. Tai teko dirbti ir su fasadais. Buvo, atlikinėjame tokius darbus kaip polistirolo klijavimas, iki 9, man atrodo, polistirolo, o tada eidavo vata. Viską reikėjo vėliau užarmuoti ir ant viršaus struktūrinis tinkas. Man atrodo, su dažais. Kažkurie tai objektai darėme būtent, mes dedavom struktūrinį tinką ir viskas, o su dažais atskirai, o būtent čia iš karto atvažiavo tas struktūrinis tinkas su dažais. Būtent čia, dar kartą pasikartosiu, viskas ir prasidėjo. O mums laikas judėti toliau. Tai taip atrodo ta mokykla, 3 statybininkų mokykla, bet dabar jos pavadinimas visai kitoks – Vilniaus statybininkų rengimo centras. Jūs iškart galėjote gauti visas specialybės, tai stalius, mūrininkas, o taip pat ir tinkuotojas. Man atrodo, dar kažkokia ta specialybė buvo, bet jau neatsimenu. Šiaip galima pasakyti, kad aš pagal tą specialybę kaip ir nedirbu. Kodėl verta eiti į tokias mokyklas? Palyginkime, dabar pasiimsiu man arčiausią mokyklą, tai Puškino mokykla, rusiška ta mokykla. Tai ten iš vis kažkoks tai bardakas, ten nieks nieko tau nepaaiškina. Vaikai visada kalčiausi, nėra gerų mokytojų nei lietuvių kalbos, nei anglų. Žodžiu, jums tik tai sakys, visi mokytojai sakys, kad vaikai blogi, nieko nesupranta, nieko negali išmokti ir man tai jokas ima, nes mokytojas specialistas, jis tikrai turėtų gerai apmokinti kiekvieną mokinį. Gal šioj vietoje reikia trupučiuką paaiškinti, nes toj prasidės, kad Ruslanai, kad tu čia pasakoji, viskas ten blogai, aš nenoriu sakyti, kad viskas blogai ir ten sakyti, kad visa administracija labai bloga. Šiuo momentu direktorius Aleksejus Piržu, prieš jo iš viso nieko neturiu, kai kildavo kažkokių tai problemų, labai greitai žmogus išsprendžia, labai greitai. Savaitės bėgė, žinokite, tokiom įstaigom, tai aš skaičiuoju, kad momentaliai viskas buvo išspręsta.
Noriu pasakyti, papasakoti, kad lietuvių kalbos, vat, būtent savo situaciją, kad lietuvių kalba iš viso nėra mokytojų, nes, katastrofa. Nes daleiskim pasiimti, jeigu istoriją, bet dabar pasikeitė irgi mokytojas, buvo labai geras. Tai visi vaikai ten su džiaugsmu eidavo į jo pamokas, o taip pat ir Aleksėjaus Piržų, irgi kiek žinau, tai ten visi vaikai su pagarba, kad šis mokytojas labai puikus ir geras. Ir reikėtų pasikalbėti apie anglų kalbos mokytojus, nes, čia tikrai kažkoks tai kosmosas ir mes turim savo istoriją. Daleiskim, pasikeitė ten 3 mokytojai, prieš tai ten kažkas tai negerai, ten tu nusirašinėjai ir taip toliau, yra kažkokių tai priekaištų, pastovi kažkas tai ne taip, nors vaikas dirbo su repetitoriumi ir daro namų darbus, o taip pat ir eina į priekį būtent su repetitoriumi. Ateina kitas mokytojas, daug maž tai gerai, normaliai, bet vėl tą mokytoją išeina, ateina dar kita. Jei reikia kažkoks tai akcentas ten britiškas ar amerikietiškas ar dar kažkoks tai nežinia koksai, nes jų irgi labai daug, kaip ir lietuviai, visi kalba skirtingai ir bando viską perdaryti, sulaužyti, kad visi vaikai kalbėtų būtent taip, kaip nori jį. Prieš tai mokiniams tekdavo daugiau rašyti, kad gramatika būtų gera, kitas mokytojas savo kažką tai dėsta, kitas jau, kad tu turėtum kažkaip tai kalbėti būtent taip, kaip nori tą mokytoją. Ir paprasčiausiai tie balai krenta. Ir ten iki, man atrodo, ir tą 10, žodžiu, negalima užsidirbti, paprasčiausiai padarytas namų darbas ir tau vienetą rašo. Iš viso, vat iš viso, aš noriu verkti. Jeigu jūs norite įstoti į šitą mokyklą, tai pagalvokite 100 kartų. Pagalvokite. Tai toksai papildas prie tos visos informacijos. Nes daleiskim šioj mokykloj, mūsų laikais, buvo tikri specialistai. Ir pats mokslas buvo malonesnis, nes vėl pasiimkime vidurinį mokyklą, ten pastoviai kalti vaikai ir viskas. Net kitaip net ir žodžių neužtenka. Tokiose mokyklose jūs tikrai turėsite daugiau patirties ir tie mokslai bus geresni, čia bus jums geriau viskas išaiškinta. Jeigu pas jūs dabar irgi iškilo klausimas, ar keisti mokyklą ar ne, tai net nedvejokite. Tikrai pasirinkite būtent gal ir šitą mokyklą, bet aš dabar neraginau grinai tapti statybininku. Kodėl tai verta? Iš viso, nes daleiskim, jeigu jūs dar, kad gauti vidurinį išsilavinimą jums prireiks 3 metų, jūs per 4 metus gausite 3 ar 4 specialybės, o taip pat ir tą pagrindinį išsilavinimą. Apsimoka, aišku, tai beveik už dyką. Jeigu jūs po 9 klasės nenorite vidurinio išsilavinimo, tai galite, aišku, 3 metus mokytis šioje mokykloje ir gauti kažkokią tai specialybę, bet tada neapsimoka. Tai jūs galvokit. Tai dabar trupučiuką nedideli tokie pataisimai. Mūsų laikais būtent buvo štai taip. Mes galėjome baigti 9 klasės, o tada keliauti į tokias mokyklas. Po 9 klasės, kad gauti vidurinį išsilavinimą, mums reikėjo dar mokytis 3 metus. Čia jeigu baigti vidurinį mokyklą, o būtent tokią mokyklą mums suteikdavo per 4 metus įsigyti ir vidurinį išsilavinimą, o taip pat ir turėti ir profesiją. Tai buvo labai smagu. Šiai dienai jūs patys žiūrėkite, nes viskas trupučiuką pasikeitė. Dabar nuo 8 klasės jūs galite keliauti į tokias mokyklas ir, žodžiu, gal po 5 metų dar bus kažkaip kitaip. Būtent apie ką šiandien kalbu, kad keliaudami į tokią mokyklą, jūs per 4 metus, ta prasme per 4 metus jūs gaunate ir vidurinį išsilavinimą, ir specialybę. Tai labai puikus pasirinkimas, o taip pat ir turėsite geresnių mokytojų. Tai šiai dienai Vilniaus statybininkų rengimo centras vadinasi, o mano laikais buvo 3 statybininkų mokykla. Mokytojai tikrai labai geri, būtent ekonomikos, aišku, dabar viskas pasikeitė. Tie mokytojai net buvo, jie atvažiuodavo į darbą anksčiau, kad tu galėtum kažką tai ištaisyti, ar jeigu pas tave kyla kažkokių tai problemų, ten neaiškumų, tau visada galėjo daugiau paaiškinti. Paprastoji mokykla, viduriniai mokykloje, tai tokių jūs tiek tos informacijos negausite. Tai vyrai, mums šiandien labai pasisekė, nes mes sutikom ūkvedį ir galim pasižiūrėti, ta prasme, užeiti į vidų ir pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Praėjus, kiek čia, 25 metai praėjo. Tai net ir pačiam įdomu. Eime.
Tai va dabar vyksta remonto darbai, kaip ir įprastai, statybininkų mokykla, bet eikime pasižiūrėti toliau. Kiek viskas tvarkingai, aš net žodžių neturiu. Labai gražiai, durys, viskas pasikeitė. Va, mūsų kabinetas buvo 304 lietuvių kalbos. Mes jį praeinam. Tai grįžtame prie vidurinės mokyklos. Kodėl aš tai būtent kalbu? Nes tai liečia manęs ir aš norėčiau su jumis pasidalinti, kokių variantų yra ir ką galima pasirinkti. Nes vidurinėje mokykloje paprasčiausiai, kiekvienas, aš dabar kalbu apie Puškino mokyklą, baisiausią mokyklą, tarp mūsų, taip šnekant, ne? Kad mokytojai tų pačių lietuvių kalbos nieko ten neišmoksit, jūs nieko nežinosit. Reikalingas bus repetitorius, kad išmokti tą pačią lietuvių kalbą. Nes ten jums sakys, kad jūsų vaikas ten kažkoks tai durnas, nieko jisai nesupranta, nieko jis nenori daryti. Čia dažniausia problema, bet į save pats mokytojas nežiūri. Nes taip normalu, jeigu jisai neišmoko, vaikai nežino lietuvių kalbos, tai jisai sako paprasčiausiai, tai ta prasme visi vaikai kalti, kad jie negali išmokti. Čia kažkokia tai nesąmonė. Tada gal reikėtų pasikalbėti apie nesklandumus, nes dažniausiai visi sako, kad aš čia taip galiu, aš taip ir aš geriau negu tu. Viskas prasidėjo net nuo tokių halturkių, taip pavadinkime, labai mažyčių objektų, tokių kaip, daleiskim, mano draugas paprašė išlyginti jo tėvams bute, išlyginti lubas ir išdažyti. Aš ant kreidos viską išlyginau, gavosi taip, viskas lygiai, gražiai, bet žinokite, praėjo kažkur tai ten, nežinau, 4 dienos, ar net ir mažiau, visos lubos paprasčiausiai nukrito ant grindų. Ir ką jūs manote, kad aš mečiau ir neperdarinėjau? Ne, reikėjo viską perdaryti. Tai tada pirmą kartą aš sužinojau apie beton kontaktą ir jo savybės. Žinokite, labai puikus produktas, nes ir tais metais, prieš 20 metų, buvo su juo viskas gerai, bet reikia mokėti, taip pasakykim, dirbti. Ir palaukit, čia nereiškia, kad su beton kontaktu galima tepti ant kreidos. Jokių būdų. Reikia išvalyti kreidą, tada gruntuojam beton kontaktu, o po to jau galima lyginti lubas. Nepadarykite tokios klaidos. Jeigu jūs nuimate kreidą, gerai išgruntuojate beton kontaktų ir tada jūs galite ramiai, laisvai lyginti lubos ir glaistyti, šveisti ir, ta prasme, dažyti. Jau tas kartas man parodė, kad už kiekvieną savo veiksmą aš turėčiau atsakyti. Arba išleisti pinigų, arba perdaryti darbą. Ir kitą kartą, darydamas kažkokį tai darbą, elgtis atsakingai. Dabar verta pasikalbėti apie krizės, nes visų mūsų tas dalykas liečia. Ir paprasčiausiai pasikalbėkime gal apie 2008 metais, tą pirmą krizę, kaip tik aš dirbu 4 metus statybose, viskas kyla į viršų, labai daug paskolą, kiekvienas žmogus gali savo nusipirkti butą, buvo labai viskas paprasta. Bet tas burbulas sprogsta 2000, kiek aš atsimenu, 8 metais. Bet man tik į naudą. Aš atsilaisvinu, turiu daugiau laisvo laiko ir pradėjau kurti savo pirmą svetainę. Ja irgi prikabinsiu, paliksiu komentaruose. Šiom dienom jinai viskas niekam nereikalinga, nieks ten neužeina, nieks nieko neskaito ir iš jos jokios naudos. Bet tais laikais tai čia buvo prabanga, jeigu tu turi svetainę. Tada koronavirusas, nelabai seniai viskas buvo, bet mes turbūt jau pamiršom. Tuo laiku aš pradėjau kurti vaizdo įrašus, pradėjau filmuoti ir pradėjau mokintis visą tą specifiką, nes irgi labai dideli mokslai, ten išleidau kažkur tai porą metų, grinai sėdėti ir kaip mokinys mokykloje, viską skaičiuoti, viską reikėjo sužinoti, atlikti namų darbus ir vaizdo įrašų montavimas tai nėra lengvas procesas.
Bet koronavirusas man tik tai padėjo. Tai nežinau, jūs komentaruose su manim pasidalinkite, vat, kaip jūs pereinat per tas krizės. Ar jums dideli nuostoliai, arba atvirkščiai viskas pas jūs kyla į viršų. Man taip karts nuo karto atrodo iš viso. Jeigu man gerai, tai visiems žmonėms blogai. Ta prasme, jeigu visiems blogai, tai kažkaip man gerai. Aišku, atrodo kaip tarsi kažkoks tai durnynas, bet nu, vat, susidaro tokia nuomonė. Šiai dienai krizės nėra. Viskas gerai, bet ir to laiko neužtenka. Bet vis tiek aš norėčiau patobulinti savo anglų kalbą ir patobulinti visą savo YouTube platformą. Tai vat, kviečiu ir šiandien būtinai prasinumeruokite šį kanalą ir nepamirškite, uždėkite gerą didelį laiką. O taip pat ir pasiūlykite savo draugams, tegul irgi užeina pas mus į svečius. Ir žinote ką, aš turbūt perėjau per viską. Nuo lemputės bei žeminio, vat kišęs į rozetę, iki daugiabučio fasado ir, aišku, be abejo, iki savo verslo. Kodėl statyba? Turbūt todėl, kad statyba, kaip ir mūsų gyvenimas, prasideda nuo gero pamato. Jeigu pamato nėra, tai ir mes negalėsime pasistatyti gerą, šiuolaikišką ir modernų namą. O aš savo pamatą jau užliejau iš patirties, padarytų klaidų ir savo gal užsispyrimo. Dabar lieka tik aukštyn. Na, mūsų vaizdo įrašas į pabaigą. Dar reikia aptarti būtent tą laiką, kai mes pradėjome, ta prasme, jau dirbti būtent statybose ir daryti tą apdailą, nes tas kelias buvo labai ilgas, aš skaičiuoju apie 20 metų čia mažiausiai, tai pradėkime nuo pačios pradžios ir va tai trumpai iki šios dienos. Kai mes tinkuodavome sienas, nes mums teko ir tinkuoti sienas, vėl buvo brigada, ten 9 gal žmonės, bet vėl tos brigados man iš viso nepatinka, nes aš ten negaliu dirbti, tai vienas su savo ten kažkokiam problemom, kitas labai daug žmonių, labai įvairios situacijos, tai ateinam ten šeštadienį dirbti, nieks nedirba, geria alų, o tu ten turi tinkuoti ir, žodžiu, vat, viskas užknyso ir aš su draugu susitariau, kad mes einame dirbti grinai ant savęs. Pasiimame glaistyklės ir jisai sako, kad aš kažkada tai ten bandžiau, dariau remontus ir viskas gerai, man išeidavo uždirbti. Aš sakau, be abejo, aišku, varom. Ir mes išvarom daryti, gauname pirmus objektus, aš dabar nežinau, iš skelbių ar iš pažįstamų, pradėjome tvarkyti naujos statybos butą, ten 2 kambarių, man atrodo, kaip tik tie dažai, fliugeris, vat, kaip ir prieš 20 metų, kaip ir dabar, nieko nepasikeitė. Ir mes padarome šį objektą, gavome labai daug patirties, aišku, priekaištų nuo užsakovo, kad ten va čia nelygiai, čia pasitaisykit, čia. Ir mes kažkaip dar vieną objektą, kažkokių tai kyla problemų, ten ginčių ir mes vėl grįžtame į firmą. Firmoje vėl sėdim ten metus laiko gal ir vėl, nu kažkaip ne, čia visi vadovauja, visi kažko tai nori, patys nežino ko, tai ten vonė užnešk už dyką, tai tas, tai anas, žodžiu, mes vėl išvarom dažyti sienas. Bet paskui aš žiūriu, kaip ir praeina porą metų, gaunu labai daug patirties ir žiūriu, kad vat, su mano to draugeliu, nu neišeina taip dirbti, kaip norėčiau aš. Ir vat tos kokybės mes neišgaunam. Tik tai kalbam pastovi, kad oi, vat reikia to, mes pasidarysim gerai šitą objektą, o kai reikia priduoti šitą objektą, tai paprasčiausiai tai ten kažkas tai nedadaryta, ten nieks nematys, tai čia kažkokios tai bangos ir taip toliau ir panašiai. Arba vat, paderinti visą darbų procesą, ką ten kas darys, žodžiu, nu kažkaip neišeina. Ir aš išvarau dirbti grinai savo. Dabar neatsimenu, buvo ten verslo liudijimai ar ne, kažkaip porą metų turbūt be verslo liudijimų, be nieko kažkaip, bet dabar tiksliai irgi net negaliu pasakyti. Darau savo objektus, irgi buvo kažkokių tai problemų, ten neaiškumų, reikėjo kažką tai ištaisyti, bet vis tiek einu į priekį ir man gerai gaunasi būtent dažyti, lyginti sienas. Visi mano užsakovai kaip ir laimingi, patenkinti. O tada, net aš pasižiūrėsiu gal paprasčiausiai per internetą, kažkur tai 12 metais jau pradėjau ir daryti tokius būtus, senos statybos, kaip ir dabar, šiai dienai to sovietinių laikų blokiniai namai, man rašo komentarą Aivaras. Žiauriai sunku patikėti savo būsimą namą įrengti vienam ar kitam meistrui. Rizika juoda. Norint išvengti rizikos turėti ne tai,
ko nori. Reikia geros komunikacijos su meistru ir jo gerų rankų. Mums su Ruslanu tai gavosi. Sutapo požiūris ne tik į rezultatą, bet ir procesą. Rekomenduoju tik tiems, kas nori aukščiausios kokybės sienų. Aivaras. Ir taip, kažkaip 12 metais labai daug tų atsiliepimų, ten mes pradėjome ir montuoti gipsokartoninės lubos, dirbti ta prasme ir su gipsu, ir taip toliau, visi mūsų poreikiai auga, rinka auga. Tada 2014 metais mes gauname labai tokią, sakyčiau, gerą didelį projektą, būtent man asmeniškai, nes buvo odontologijos klinika pačiam centre, ten virš 100 kvadratinių metrų, net nežinau. Prieš tai buvo kažkoks tai bankas. Tai mes visą tą darbą padarom, kažkaip, kai atėjom, buvo sumontuotos kažkokios tai pertvaros ir kažkokie tai ardymo darbai buvo įvykdyti ir viskas, ir tiek. Mes šį odontologijos kliniką pilnai sutvarkėm. Aš gal prikabinsiu porą nuotraukų. Tai irgi vėl yra atsiliepimas, kad žmogus labai patenkintas, kad jisai gavo būtent tai, ko norėjo, ir šis darbas buvo atliktas labai gražiai, kaip jisai rašo. O tada 16 metais aš patenku į lopšelį darželį Žiedas. Irgi buvo labai didelis darbas, kai aš gavau šitą projektą, aš galvoju, čia neįmanoma. Kaip aš padarysiu, kaip aš galėsiu sutvarkyti ir padaryti tiek to darbo, nes reikėjo pasidaryti visą koridorių, ten tas koridoriukas eina ratu, bet labai daug sienų, reikia viską išardyti grindis, dabar ten buvo, man atrodo, linoleumas ar dar kažkas, tai kažkokių tai medienos ten, reikėjo viską išvalyti ir tada ištinkuoti naujai, išdažyti, pakloti plytelės ant grindų ir susitvarkyti visą patalpą. Mums viskas puikiai gaunasi. Mes pridodame šitą objektą, ten visi laimingi, patenkinti ir net mes gaunam padėką. Bet tą padėką aš gaunu gal ne pirmais metais, kaip mes ten dirbom, o gal trupučiuką vėliau. Irgi prikabinsiu tą padėką. Tada kitais metais mūsų prašo pasidaryti dar vieną laiptinę. Šiaip atrodo, kad ten tą laiptinę tvarkyti. Žinokit, labai daug to darbo, nes viskas sumontuota iš gipskartono, visos lubos naujai, visa elektros instaliacija ir, žodžiu, labai daug to darbo. Vėl visi patenkinti mūsų darbo ir dar porą metų mes atlikinėjame darbus būtent darželė Žiedas. O po darželio kažkaip užneša vėl daryti kažkokius tai butukus, tai 3 kambarių, tai 2, tai 1 kambario. Paskui, kaip žiūrim, rinka nesusitvarko, nes vonios kambarys ir tualetas, būtent sovietų laikas blokinis namas, kažkaip žmonės negali sutvarkyti. Ta prasme, pasiema 3 kambarių būtą, 2 kambarių būtą, tas pagrindinis darbas padarytas, kažkas tai ištinkuota, bėlė kažkaip išdažyta, bet sunkiausias darbas vonia ir tūlikas, kur yra ten tas darbas su vamzdžiais, santechnika, žmonės nesusitvarko. Ir mes kažkaip bandome ištaisyti tą situaciją. Bet čia buvo didžiausia klaida, nes atsisėdome su rinkodariu, pasižiūrėjome statistiką ir čia paprasčiausiai mes žiūrim, kad mes keliaujam į pragarą. Tada buvo priimtas visai kitoks sprendimas ir šiai dienai mes daugiau atlikinėjame tokius darbus, kaip seną statybą, tie blokiniai namai arba, iš viso seną statybą. Kokie dar projektai buvo įgyvendinti, nes jų, žinokite, buvo labai daug. Vienas iš didžiausių to darbo tai buvo odontologijos klinika, ta labai didelė. Tada grožio salonas, kuris veikia iki šiol, galima apsilankyti, apsikirpti, gauti gerą kokybišką paslaugą. Ten reikėjo perdažyti visą saloną, bet ir taip, kad ir labai greitai kokybiškai tą darbą pasidaryti, bet ir kad salonas nesustotų, kad paprasčiausiai veiktų ir kad visi meistrai galėtų atlikti savo darbą, o dėl pačio remonto nesustotų viskas. Tada kotedžus, labai daug yra perdažyta kotedžų, pasidaryta renovacija, rekonstrukcija, ten ir keista ir langai, ir kokių darbų mes dar ir neatlikome. Žodžiu, viskas. Viskas, kas įmanoma, kas liečia remontus, tai labai įdomus projektai ir jų buvo labai daug. Tai šiai dienai mes galime įrengti ir naują statybą, tai nėra svarbu, arba
sena statyba, blokinis namas, iš plytų, iš viso nėra reikšmės. Toksai didelis patarimas jums, mėlyje žiūrovai, jeigu jūs ruošitės remontuoti savo būstą, tai aš siūlau būtinai pasidarykite techninį projektą ir design projektą, nes nuo to prasideda visas remontas. Va čia remontas, bet, žodžiu, taip yra. O jeigu norite viską dar supaprastinti, tai prikabinsiu telefono numerį ir elektroninį paštą, čia ekrano apačioje jūs galite pasižiūrėti ir su mumis susisiekti, arba net ir turime įvairias platformas, kaip ir WhatsApp, ten visur su mumis įmanoma susisiekti ir užsakyti paslaugą, nes atsiminkite, kiekvienas geras remontas prasidedant nuo gerai paruošto techninio plano ir design projektų. Vat, turbūt tiek aš norėčiau ir yra galimybė jums čia pasakoti, nes tikrai apie tą darbą ir kokius objektus mes atlikome, tikrai labai daug informacijos, labai didelis bagažas, bet tam reikia pasiruošti. Jeigu prireiks, mes nufilmuosime dar vieną vaizdo įrašą, jūs būtinai irgi komentaruose pakomentuokite, ar jums įdomu iš viso, kokie buvo objektai atlikti kelintais metais, kaip tai atrodo. Aš gal paprasčiausiai daugiau surinksiu tos informacijos, kad su jumis pasidalinti. Labai įsitikinęs, kad šis vaizdo įrašas bus labai įdomus ir jūs uždėsite gerą didelį laiką už šį darbą, už šį padarytą darbą. O taip pat būtinai siūlau prasinumeruokit šį kanalą, kad gauti iš mūsų dar daugiau naudingos informacijos. Ir tiek, užbaiginėjom, nepamirškit kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime jame. Viso čiao. Sėkmės, ačiū, kad buvote kartu.